Rengsime baigiamąjį darbą. Kiekviename darbe yra savų problemų, yra sprendimų. Mes kartais juos žinome intuityviai, tačiau studijuodami pedagogikos studijose esate kviečiami paieškoti ne vien intuityvių sprendimo būdų problemai, kuri kyla jūsų pedagoginėje ar andragoginėje veikloje, o ir tokių sprendimų būdų, kuriuos bandė, apie kuriuos kalbėjo kiti tyrėjai. Medžiagos galime rasti Lietuvos ar užsienio tyrėjų darbuose. Baigiamojo darbo paskirtis yra padėti jums vienoje vietoje vienu kartu parašyti apie savo pačios supratimą, kaip būtų galima dirbti geriau savo darbą. Savo mokytojo, savo dėstytojo, savo profesijos mokytojo, savo andragogo darbą. Baigiamojo darbo apimtis yra 3 kreditai, tai yra 75 valandos ir greičiausiai jūs dirbsite visas jas, nes tai yra gana atsakinga parengti darbą, kuriuo didžiuotumės pats, kurį su pasididžiavimu parodytum savo kolegom, kurį galbūt spausdintum, galbūt jį paliktum bibliotekoje ir tikrai kuriuo galėtum remtis, pakeisdamas, pagerindamas tai, ką darai ir šiaip. Rengdami baigiamąjį darbą, kaip ir visuose kituose moduliuose, jūs būsite kviečiami į konsultacijas. Mes tikrai atsakysime visus klausimus, o jų iškils, tai natūralu. Tačiau mes esame žmonės, kurie turbūt žmonės, kurie daugiausiai atsakinėja į klausimus, tokia mūsų profesija. Todėl mes mokome juos formuluoti, jūs tikrai sugebėsite paklausti, kaip geriausiai galėtumėte padaryti tai, kuo vėliau galėsite remtis savo darbe, kuo vėliau galės remtis net ir jūsų kolegos. Sėkmės mums kartu šį semestrą.